Visų pirma, sveikinimai žaidėjim ir fanams su pergalė, bet mane kaip treneri tai rungtynės netenkino, žaidėm gal kažkiek atsipalaidavę, bandėm nuteikti komandą, kad Lietkabelis tikrai mums nieko neduos už dyką ir reikės čia pasiimti šitą pergalę. Pamatėm prieš rungtynės, kad vienas pagrindinių žaidėjų nežaidžia, tai gal tas toks šiek tiek atsipalaidavimas, bet tikrai manau, kad negalim taip per 2 dienas pakeisti tą žaidimą, taip kad rezultatas tenkina, kaip visą laiką sakau, žaidimas netenkina, ypač gynyba. Sveiki, treneri. Sakot, kad netenkina gynyba, viskas aišku, bet puolime sumesta 103 taškai, tai gal to pozityvo puolime toj vienoje kitoje aikštės pusėje daugiau buvo? Vis tiek aš nenoriu žaisti, kad pergalė ir pralaimėjimas priklausytų nuo mūsų pataikymo, nuo puolimo. Mes vis tiek turim, kaip ir sakau, kontroliuoti rungtynės gynybą ir šiandien galėjo į vieną kitą pusę pakrypti rungtynės, jeigu mūsų tie metimai ar puolime būtų neužpuolę. Taip kad vis tiek, jeigu norim būti solidi komanda, turim kiekvieną dieną, kiekvieną ataką gintis solidžiai. Vraitas šiandien pagerino savo asmeninius LKL rekordus, 25 taškai, 32 balai. Buvo ir tokių replikų, kad jis atkrintamosiose jau kažkiek yra atsipalaidavęs ir šiandien parodė, kad jis vis dar čia ar visgi tą atsipalaidavimo pusę gynybos. Ne tik šiandien, bet jis jau su Lietkabeliu serija tikrai neblogai sužaidė, gal su Jonava silpniau žaidė, mažiau buvo, bet šiaip tikrai nori, rodo, kad aišku, tik tai norisi, kad visą laiką, kiekvieną kartą mane kaip treneri, kaip žaidėjai, kad norisi, kad žaidėjai kiekvieną ataką žaistų, kaip ir minėjau, lemiamą, Taip, šiandien gerai sužaidė, bet vėlgi, kaip ir minėjau, po vieną mes rungtynių nelaimėsim, taip kaip ir prie tas Sisko vienas, bet vis tiek kiti žaidėjai yra visi svarbus, visi reikalingi ir mes turim laimėti kaip komando, ne po vieniais žaidėjais. Kalbant apie tos kitus žaidėjus, norisi kažkiek gėlių Dovijui Giedraičiui duoti, jis atkrintamosiose dabar 3 taškus meta virš 60%, apskritai atrodo, kad jo ta ne tik gynyboje, bet ir puolime įtaka kažkiek išaugo. Pats ką tik Rūbiniai sakė, dabar jau ir geriau jaučiasi sezono metu, kažkiek skausmai kamavo. Džiugina toks jo žaidimas šiuo metu? Visų pirma, šitoj serijai mums buvo labai, manau, reikalingas, nes ir tikrai varžovai turi ir Kulame, ir Morisą reikėjo stabdyti, taip kad čia vėlgi, aš nekam apie taškus, apie puolimą, bet mano svarbiausia, kad jisai gali žaidėjus gerai dengtis, tai čia jisai šitoj serijai tikrai parodė, apsunkino jų darbą ir mums buvo žymiai lengviau, taip kad. O prie to, jeigu tu visą laiką, kaip mes sakom, jeigu tu gerai nusiteikęs, gerai giniesi, tai dažniausiai ir tu tie metimai sukrenta. Taip kad mane daugiau džiugina jo nepataikymas, o jo gynyba, darbas gynybai. Norisi dar rungtynių vieną situaciją palies, kai po Furmanavičiaus lyg 3 taškio Modalo pasėmė kamuolį ir nusivarė per pakartojimą. Mačiau, kad ir jūs toks sutrikęs likot, nesupratot, kas įvyko. Kokia buvo ta pirminė reakcija ir su Lo paskui persimėtėt žodžiais, kas ten įvyko? Nepersimės, paprasčiausiai sakė, nematė, tverinėjo, nematė kamuolio, nematė, ar įkrito, neįkrito. Ir ten visi laikas, jau 10 sekundžių buvo likę, mes visi pradėjom šaut, kad mes bėgam į greitą, nes dar jau baiginėjasi laikas, tai jis iš karto pradėjo varytis, nes taip toks gražus taiklus metimas įkrito, tai sunku buvo jam turbūt pamatyti, ar tiesiai, nes tinklelio beveik nelėtė, taip kad čia kažkokia tokia žaidybinė situacija, gal daugiau mažiau taip atrodo kuriozinė, bet pilnai suprantama. Ir pabaigai tada laukia dabar finalas, Utena 2-0 pirmauja prieš Klaipėdą, kiek stebi tą seriją, kiek stebina uteniškių žaidimas? Stebim, tikrai, tai normalu, kad stebim, žiūrim, kaip ten vyksta ir žaidimas nestebina uteniškių, nes jie tikrai žaidė, kaip ir minėjau, jau prie gale sezono žaidė gerai, turi gerus žaidėjus, taip kad gerai treniruojama bet manau tikrai dar Klaipėda nepasiduos ir duos kovą ir bus įdomios rungtynės ir toj. Stebim, laukiam varžovo.